Rytas, draugai. Labadiena. Labas vakaras. Čia yra Aivaras ir Aivaras. Yra gyvas, kaip sakant, gyvas. Kojas dar neblogas, bet tokias neblogas. Biški jaučiu raumenis, bet tai yra normalu palyginus, tai yra normalu. Dabar yra beveik 40 ir mes judame į mokyklą, taip op. Ir kaip sakant, kaip laikas susitiksime po mokyklos, nes yra 8 pamokas, tai laukia neblogas spaudimas, iš tikrųjų, neblogas spaudimas. Bet taip, kojas visai normalis. Taip, pradedam savo dieną. Viena į parduotuvę dabar. Taip, prasidėjo diena visai nieko, 2 pamokas jau pasibaigė, dabar langas man. Viena į parduotuvę, pažiūrėk, Visai nieko, saulutė šviečia, viskas yra gerai. Žinoma, kojas biškiai jaučiu, ta prasme, per šitas vietas. Ganai biškiai žemiau kelių, tai taip, duoda gerai, kaip sakant, duoda gerai. Todėl, kaip sakant, iš pradžių nejaučiu niekas skausmo, viskas buvo zaibit. O dabar biškiai pajaučiu, bet viskas gerai, nes aš žinau, kad aš tai padariau ir tikslas pasiektas, todėl tai yra gerai. Dabar varu valgyti nusipirkt ir tada eisiu į skaityklą prie kompo pasiekti, kiek spėju. Ačiū, draugai, tai jau diena gerai pasėjusiu, matėte, oras toksai jau yra be 10:06. Be 10:06, taip jau. Ir iš tikrųjų ką veikti, iš tikrųjų diena taip. Varo. Buvo 8 pamokas, tai dienos labai daug nusikando, kaip sakant, nusikando. Šiandien turėjau į lietuvių konsultacinę 7 pamoką, tai man dar 7-8 referencijas, tai teko vieną ten, kaip sakant, tai. Pargavint ten su gifais pasimokinam biškai, kaip jos ten kurt Photoshop ir panašiai, žinoma, tokie dalykai, tai čia nėra kas kai kuriam, bet tiesiog tai va, beda tą kursą ir tiek, tai tiesiog biškai atsidėjau, kaip sakant, išėjau. Kaip sakant, pasižiūrėjau, kaip ten daro, šitą pasimokinau, vėl. Ir tiek. Bet paklausinė gavau tiek daug visko daryti, kad pagerėtų mano rašyba, kaip sakant, lietuvių kalba, nes mano gramatika yra visiškai lėjo. Ir tai yra blogai, iš tikrųjų, blogai, bet nieko nepadarysi. Žinoma, padarysi, va dabar va mokinsiuos, va pasistengsiu, kad ištaisyti tai nes reikia. Iš tikrųjų dar yra toks dalykas, kad programavimo namų darbų yra. Ir 4 valandą, per tas 2 valandas labai nieko šiaip nenuveikiau. Žinoma, nenuveikiau. Atnešiu malkų glėbį, va, pečius užkurtas jau karštas radiatorius. Tada padariau anglų namų darbus, tai automatiškai yra labai gerai. Dar mokykloje padariau lietuvių ir fiziką, tai man automatiškai fizikos pirmadienį reikės daryti. Ir žinoma, rytoj matėkus automatiškai man nereikia daryti. Man dar rytoj trumpintas pamokas, yra penktadienis, kitą dieną po šio epizodo, kaip sakant. Tai greičiau viskas baigsis ir žinoma, tada rytoj dar spėju dėl krikštyno, nes mes krikštėjom spalio 14 dieną, tai turėtume gerai pakrikštėti, kaip sakant, per mokus, nes mes 4-tokai, 12-tokai, 9-tokus per mokus krikštėjom, kaip sakant. Daug kas nežino, kad, kaip sakant, ta ceremonija vadinama, kad priimti gimnaziją normaliai. Taip, programavimo darbą dabar darau, iš tikrųjų yra ką veikti, nes nelabai galvojas netgi, nes nežinau, bet taip mastai, gal pabiškai išmastysiu, bet sunkiai. Bet įmanoma viskas, tiesiog reikia gerai pagalvoti. Dabar reikia užduotį padaryti tokias arbūzais, kaip sakant, ten, masyvai yra tai dalykai programavime, čia 11 klasės gal kursas, bet mes dar kartuojame, kaip sakant, vos neinam, bandome viską normaliai prisiminti, bet praeitas užduotis, kur praeitį namų darbą tai tikrai padariau, viskas normaliai buvo, kažkaip išmašiau normaliai. Šitas užduotis vėl tiesiog taip, galva tiesiog dirba, tik taip, galvoju, visiškai nesigalvoja, taip sunkiai, bet gal padarysime. Diena taip greit bėga, dabar netgi pradėjo liūnuoti, tai šis lievai, dar norėjome su kažkėtėčiu varyti kažką žaisti, bet variais dabar pas mane makšas sūnus yra, taip iš dar su ja pabuvau, tai kažkaip dar sunkiau darbus daryti, bet įmanoma, viską padarysime, bet sunku, sakant, reikia gerai pagalvoti, bet, sakant, jei nori gerą pažymę, nori geresnio gyvenimo, gal taip reiktų pasakyti, reikia dirbti.
darai pamokas, kad darai, mama atneša skanaus maisto. Tada tai, kažkaip geras, skanaus, nuostabu. Tas dalykas yra toksai. Vieną programavimo užduotį padariau. Vieną. Su tokios arbūzais. Ir aš gavau gerą atsakymą, tai yra iš tikrųjų, bet reikia padaryti 2 užduotis. Todėl. Dar vieną reikia padaryti, draugai, dar vieną reikia padaryti. Jau iškart rašo žmonės, kad ten jį pačius, ten žinai padaryti, ten. Jau iškart žmonės rašo, atsiųs namų darbus jau, vieną užduotį nors tik padariau. Su kitu irgi 2 darėm, bet aš ten viską dariau, bet jam tiesiog siunčiau viskas ir jis dabar gerą gavo. Tai žinokit, taip, iš tikrųjų, bet įmanoma viską padaryti, bet pabandysiu dar kitą išgalvoti, bet ten sunku iš tikrųjų, bet kai mokas viskas gerai būna, bet ojojoj, kiek reikia. Taip, iš tikrųjų, darant ant staktos pritraukimus, pirštai taip būna, taip daro, taip slysta visi pirštai. Ir neįmanoma daug padaryti, prašau, taip darai. Ten visiškai ranka ten nepavargs, bet pirštai jau taip, visiškai ranka. Žinoma, daug kas sako, kai jau pirštai links, reiškia, tu neturi tos jėgos. Bet kartais tai nėra tiesa, tiesiog slysta rankos ir tiek, pavyzdžiui, man būna kartais labai prakaituoja rankas ir būna kartais visiškai neprakaituoja, būna žiauriai sausus ir kažką paim ir niekad nepaimi žiauriai slysta. Dar šokoladą gavau. Tas dalykas yra tas, kad mūsų kažkaip epizodas eina į pabaigą, kaip ir mūsų diena eina į pabaigą, nes dienos laiką turi pasibaigti ir epizodai turi pasibaigti kada nors, niekada nelaikysiu jų labai ilgai. Tas dalykas buvo, kad šis epizodas buvo visiškai toksai, iš tikrųjų iš mano pusės bent jau, nes nieko gavo nesigavo, kadangi beveik visą dieną atidavėm mokslams ir šis žiauriai nukentėjo dalykas. Taip, iš tikrųjų vis tiek dėkingas, kad išliekate per tokius epizodus. Tai buvo vadinamas programavimo epizodas, nes mes programavome ir vienas jis tikrai pavyko, o kita nelabai pavyko. Bandžiau daryti tą antrą užduotį, dariau, parašiau funkciją, bet visiškai neatgauna kažkokią klaidą metą. Ir žinau, kad blogai padariau, tiesiog nujaučiu, nes kaip sakant, atsimeni biškiuką kažką ir žinai, kad tai bus blogai. Tiesiog tada nusiunčiu mokytojui, kadangi pranešė, kad rytoj nebus programavimo, tai bet tiek, prasme, pamokas reikia padaryti ir uždavė kitai savaitį už vakar dieną, už rytoj uždavė. Tai šiandien, kai išvirtėjau, uždavė. tą visą dalyką reikės padaryti kitai savaitei. Bet dabar nusiunčiau, pasiklausiau, sakau, gal galite atsiųsti sprendimą tos užduoties ir aš padarysiu gal kitą užduotį. Todėl, kaip sakant, taip reikia suktis, mokytis pabiškai ir kitaip nieko nesgausi. Taip, iš tikrųjų, draugai. Motyvacija įdomus dalykas, ne? Bet taip, iš tikrųjų, mes esame motyvuoti gyventi, mes esame motyvuoti sportuoti. Dabar dar padarysiu pritraukimų. Čia tik tai biškį padarėme. Užsidėsiu šitą ir padarysiu pritraukimų. Reikia daryti mažiausiai 16, nes kadangi yra toks dalykas, kaip kalbėjau praeitus epizoduose, kūno kultūros ženklas, tai reikia ruoštis 16 pritraukimų. Antradienis bus, todėl man galima dar padaryti, tada sekmadienį, pirmadienį poilsis ir antradienį daryti viską, todėl reikia tai daryti. Lightingas tai tragiškas, draugai, bet nieko nepadarysi. Tas dalykas yra tas, kad man čia aplinka, kaip sakant, visa yra tokia nelabai tvarkinga, iš tikrųjų, kai matome ten žmonėse, bet tai yra nesvarbu. Tiesiog, kaip sakant, tiesiog gavau padaryti, nes nenoriu palikti jūs tiesiog su programavimo epizodu, kuris tiesiog nelabai būtų logiškas iš tikrųjų kai kuriems žmonėms. Tie patys spaudimai, kai yra visokių spaudimų šių tų vadinamų ir yra tokie paprasti iš tikrųjų šitie pagrindiniai pas mus, ne? Yra. Bet geriausia yra daryti toks, kad taip normaliai pabūnat ir taip tada tik tiek hop, pasirėmėt su krūtinė žemė, tada ištiesėt užfiksuot, kaip sakant. Nes jei užfiksuot, sakant, bus gerai ir kaip ta ateityje, kai darysite tos pritraukimus prieš trenerius ar kažką, jums reikės užfiksuot, todėl jei norite siekti rekordų ir kažko, tai tiesiog visą laiką darykite pilnusias. Žinoma, yra dar čia paprastai spaudimų, kurie dirba krūtinį čia labiau tokiai vietose dalį, bet ir žinoma, tritų ten visiems dalykam, bet jei norite, kad labai stipriai tritas dirbtų, pats vadinamas, tai yra tritas, tai yra šita vieta, būtent. Tai tiesiog siauresnius darykit, sudėkite rankas taip, opa, ir automatiškai taip, op, ir taip, op, ir jinai irgi užfiksuotas, pasileidžiat ir jinai dirba labiau šitą vietą. Taip, dirba iš kur tie raumenys ir tie, bet vis tiek, kaip visus darant, bet tiesiog tas dalykas yra, kad jei taip norite, žinoma, tai daryti tie vadinami dimatiniai atspaudimai, tai irgi taip, op, veikiami, arba tie vadinami platų žiauriai. Ir taip išėsite. Jie visi iš tikrųjų kerta ir visi daro savo dalyką, ar galite daryti, tai
pavyzdžiui, 10, taip, taip serija vieną. Arba galite daryti 20, taip tada serija, palaukite, tada 30 sekundžių pertrauką, tada toliau dar kažkokius kitus. Kalbant apie presą, tai man labiausiai praeina šitas pratimas. Kojų sulojimas, nes dirba duoti apatiniai dalį labiau, todėl išsiriešina apatinė dalis tavo formą vadinama iš tikrųjų šito pratimo. Ir šį pratimą aš galiu, pavyzdžiui, padaryti 100 kartų taip kovojama. Kitas geras pratimas presui tai yra iš tikrųjų taip kojas padėti ir pasiemat arba svorį ir kažką gali be svorį iš pradžių ir taip ištiesus ranką kaip tiesiog daryti šitą visą dalyką. Šis yra geras pratimas, nes dirba šoniniai raumenys labai, tai iš tikrųjų patartina jums tai daryti. Taip, daug sportininkų daug taip pat yra daryti ir panašiai ir daug sportininkų žiūri ir dabar juokiasi kažkas, bet tas pagrindas yra tas, kad tiek patarimai yra patarimai ir tiesiog jauskite, kai darote, tai svarbiausia jausti. Žinoma, originaliausias ir geras pratimas dar vienas yra presui, tai vadinama, nežinau, kaip kas vadina, mes vadinam karkairylas, kiti lenta, nežinau kaip ten kas vadina jį, bet žiūrėjau geras pratimas presui ir aišku, presui tai daug gerų pratimų yra. Vien galite pažiūrėti ABS Workout Level 2 YouTube'e, tos pratimus gerus parodo, tai tiesiog galite pažiūrėti tenai. Nes tenai irgi tokie pratimai geri, šitie pavyzdžiui, pratimai geri, arba elementarus atlenkimai, bet nepilningai, tai jau ryškinimai, bet tokie dalykai, tai žinote, yra pagal savo pasirinkimus, nes kaip kas noris, taip tai daro. Nu, kaip sakant, pagal nors. Taip elementariai pažiūrėjus šitą visą įrašą, kurį ką tik nufilmavau tą visą sceną, tai aitingas prieš lempą yra geras, bet tenai, kai buvo ant žemės, tai buvo tragiškas, todėl labai atsiprašau dėl to, bet pas man nėra konkrečiai daug tos šviesos, tai tiesiog neina taip kitaip gerai padaryti, kaip sakant, tiesiog neina padaryti su geru apšvietimo video, ypač naktį. Ir taip, iš tikrųjų, draugai, ačiū, kad žiūrėjote. Jūs esate nuostabūs. Susitiksime rytoj su kitu epizodu, su kitais nuotykiais. Turime mintise Project Honda, Project Golfas. Gal tai ir duliuos per kažkada, bet per šį savaitgalį turėtų, jei mes gausime sankabą ir panašiai. Todėl iki, draugai. Šypsokitės, nes jūsų šypsena nuostabi. Ir žinoma, siekit savo svajonių. Gyvenimas yra.